Šiandien prasideda nauja kelionė, gegužės 26, sekmadienis, skrendu į Pizą per Kauną. Bilietas kainavo 16 eurų, nauja kelionė vėl į Italiją, šį kartą truputį ilgiau, beveik savaitę gaunasi. Čekinas praeitas, jau Kauno oro uoste, būsim vietoje per 11 val. Laikų Italijoje, tiesiai į Pizoj. Pernakvot pavalgėt, nueit prie Pizos kokią valandą, dvi pabūti, sėsti į autobusą ir važiuoti į Florenciją. Nusileidom, Pizos oro uostas, vietinis laikas maždaug 11 valandų. Į viešbutį reikia spėti iki 12, nes čekinas tik iki 12. Turim valandą laiko, viešbutis iš 4 km, neįsivaizduoju. Kol kas Boltas šiandien neveikia, kaip suprantu, Italijoje. Uberis irgi, ko tai man neveikia, nesu naudojęs. Visą laiką Bolt naudojęs, bet Boltas šiai Italijai neveikia. Tai kažkaip reikės bandyti trenktis gal peškom, gal su autobusu, nežinau. Nei Uberis, nei Boltas šiandien neveikia. Oro 4 km, nusprendėm pasivaikščiosim. Turim 1,5 valandos iki čekino pabaigos. Ėjom ir praėjom visiškais laukais, tai yra Piza, Italija, bet jis mūsų viešbutis kažkokios laukimiai. Ėjom čia ne ten nuėjom, einam 1,5 valandos jau. Tėjom panašu į bed and breakfast savo tokį viešbutuką. Tokį kambarį davė, dar pusryčiai reikia skaičiuoti, bet iš esmės nieko labai... paprastas viešbutukas, visai neblogas, sakyčiau. Nauja diena, pirmadienio rytas, pramegojom pirmam viešbutį, dabar laukia tipo pusryčiai skaičiuoti į kainą, reiks nueit pažiūrėti ar tai duos. Va taip atrodo pusryčių stalas ir viskas. Bandelės, sakė, jie tik tai saldžiai valgo pusryčius, tai skaityk bandelės, džemas ir duona. Mūsų, sakant, viešbučio prižiūrėtojas mums pamatė, kad mes planuojam kur važiuoti, nes jokio plano dar neturim, tai mums rašė visą planą, čia kaip suprantu jų regione. Sujaukė biškį planus, nes planavom į Romą važiuoti, čia dabar prirašė aplinkui daug visokių miestų, tokių mažučių, bet vertu aplankyti. Reikia dabar persiplanuoti viską ir pagalvoti, ko norim. Prižiūrėtojas nesiūlė dar mus pavežėti iki miesto, nes čia užmiestis skaityk. Pasižiūrėsim Pizos bokštą ir tada planuosim kur važiuoti, nes dabar net neįsivaizduoju kur važiuoti. Atvežė mus iki autobusų stoties, dabar planuojam važiuoti iki Pizos bokšto, laukiam autobusą, po to važiuosim į Luką miestelį, kur 10 km gal nuo čia, kažkas tokio, gal net dar arčiau. Ten Luka tai maždaug kažkas panašaus į mūsų piliakalnį. Aš taip iš paaiškinimo taip įsivaizdau, dar nežiau nuotraukų, bet skamba įdomiai. Piza apžiūrėto, dabar važiuojam link traukinių stoties ir paliksim Pizos miestą, važiuosim iki Luka miesto, čia kur tas piliakalnis. Apkartino kelionę, neįmušiau bilietėlio, kaip sakiau, Zūjui taip pakalbėjau ir nukirtą neįmušiau ir 8 eurų. Baudas reikėjo sumokėti, nes stovėjo ir mentai šone viskas, paskutinė stotelė, jau didžioji stotis traukinių. Ir va taip 80 eurų skaityk visą dieną, už tiek galima pragyventi, gal net 2. Va taip ir išmušė. Sėdim traukiniai, kaip ir sakiau, pusę valandos važiuoti. Priekit tikrina bilietėlius, ačiū Dievui, šį kartą turim bilietėlį. Atvažiavom į Luką, net neįsivaizduoju, ką čia atvažiavom. Nesu buvęs, negirdėjęs, neskaitęs apie šitą vietą, bet parekomendavo. Skambėjo įdomiai, reikia pasižiūrėti. Galvojam važiuoti iš Lukos iki Romos, bilietai po 30-20 eurų, bet iš Florencijos po 3 eurus radau bilietą. Tai reikės trenktis iki Florencijos ir iš Florencijos sėsti į autobusą ir iki Romos. Prosciutto pica 8 eurai, praktiškai per pusę pigiau negu Lietuvoje. Valanda 40 minučių traukiniai ir mes jau Florencijai, o dabar tiesiai į autobusų stotį už 6 km ir iš ten į Romą. Vis dėlto nusprendėm, kad važiuojam tiesiai į Romą, pabūsim 2 dienas Romoje, o po to kilsim jau į šiaurę. Dabar važiuojam iki stoties pusvalandį ir iš stoties jau į Romą 4 valandas autobusu. 5 valandas autobuse, subinėjo praktiškai kvadratinė, autobusas dar pusvalandį vėlavo. Važiavom pagaliau į amžiną į miestą, Romą. Dabar čia bandom susigaudyti, kur autobusais. Bilietą čia nusipirkti reikia aukštojo. Pasirodo, čia labai sudėtingai viskas, niekas nebedirba. O mums dar iki viešbučio 5 km. Įdomus reikalas, važiuojam praktiškai 4 visam autobuse. Už manęs sėdėjo vyrukas, kokių 60 metų. Angliškai iš vis nekalba, bet prieš išlipant atisuko ar kažką man bando pasakyti ir vis nesupranta. Aš jam visai žinau, kad nesuprantu, jis taip man parodė, aš nešioju auksinę grandinėlę ant kaklo, jis pamatė tą grandinę, įvažiavome į tokį stoties rajoną, jis taip man parodė, kad grandinėlę geriau nusimti. Tai gal geriau paklausysiu ir iki viešbučio pabūsiu be grandinėlės. Nauja diena, antradienis, einam pasižiūrėti, ką pusryčiam duoda viešbutis. Antipusryčiai Italijoje atrodo maždaug taip, vėl krosanai ir visokie piragėliai. Panašu, kad jie iš tikrųjų pusryčiam valgo tik tai saldžius dalykus. Pavalgėm pusryčių ir dabar pakeliu į Koliziejų. Koliziejus netoli viešbučio, 2 km mūsų, tai nusprendėm peškom nueit. Pažiūrėsim, kaip atrodo tas Koliziejus. Pietus,
po 10 eurų makaronai, tai labai dar adekvati kaina. Pavalgiam, bet popiet reikėjo nueiti į viešbutį, nes karštis buvo nepakeliamas, 30 plius ir saulė kepina, neįmanoma niekur būti. Nusprendėm nueiti į viešbutį, palauk, kol praeis karštis ir dabar vakarop jau lendam pabiškį vėl. Atėjom į Vatikaną, o Vatikane pilna benamių. Pilna, ta prasme, pačiam Vatikane keista, bet jau visur pilna. Ką, šiandien Vatikanas aplankytas, ką galėjom, tą spėjom aplankyti. Dieną tai neįmanoma vaikščioti, nes labai karšta. Dabar su autobusu važiuojam namo jau pakeliui. Nauja diena Romai, nusprendėm dar dienelę pasilikti Romai, pasiėmėm dar vieną viešbutį. Naujas kambarys, 7-5 eurų nakčiai. Pigiausias skaityk, kad dabar galima čekauti Romai ir šiaip visoje Europoje brangesniai daly. Pavaizdas pro viešbučio langą. Tipo 3 aukštas, bet labiau koks 6. Pirmas kartas su Romos metro, švaru ganėtinai, lengva naudotis, daug lengviau negu autobusais naudotis, tai tikrai. Šiandien jau tikrai nusprendėm palikti Romą, dabar atsikėlėm, pavalgom ir važiuosim kažkur kitur, į šiaurę. Tokie va pusryčiai, už viską gaunas 15,50. Blynai su bananais, kava su ledais, kava kažkokia dar ir omletas su sūriu ir kumpiu. Sprendėm keliauti į La Spezia. Aplink tą kaimelį maždaug randasi tarp Milano ir Pizos. Tokia pakrantė ir ten labai daug gražių pakrantės miestų kalnuose. Kažką iki ten nuvažiavus paveikti, pasižiūrėti porą dienų, jeigu bus geras oras. O iš ten jau šeštadienį į Milaną ir atgal į Lietuvą. Atėjom dar apsipirti į Konadą prieš kelionę. Apie 6 valandų kelionė autobusu už 14 eurų. Tai ganėtinai pigiai sakyčiau. Už autobusą 14 eurų, bet autobusas kaip limuzinas. Net lėdai visur yra, prabangus, afigėt koks. Už viską 9 eurai, 3 batnėlės, kad tik po 3 eurus. Norėjęs pabandyti, šiaip nepigu, bet norėjęs pabandyti. Atvykom 7 valandas autobuse, valavom dar valandą ir atvykom į La Spezia. Autobusas atvažiavo tiesiai į paplūdimį. Čia visas miestelis ant paplūdimio stovi, o aplinkui kokių 50 km spindulių labai daug gražių paplūdimių, kuriuos rytoj tikiuosi jau pamatyti. Kambarys. Buvo niuansų, bet perkelė į kažkokį geresnį, nes tas neveikia. Tai žodžiu, šiaip kainuoja 140 nakčiai, bet last minute dealas ir gavom už 68 eurus. Skaityk pigiausia, kas buvo. Tulikas tai labai gražus. Pas juos visur labai kažkaip visur labai aukštos lubos. Naujas rytas, La Spezia miestelį. Einam papusryčiaut. Viešbutis davė kažkokias 2 kortelės. Jeigu pavalgyti galima į kažkokį barą, kavinę, nu ir šonę. Tai dabar einam pažiūrėti, ką ten duoda. Taip atrodo pusryčiai. Kava ir krosanas. Neišdavė motociklą, vis dėlto kainas buvo neadekvačias. Atėjome į traukinių stotį, važiuosim į gražų labai paplūdimį. Vis dėlto su traukiniu, norėjau su motoroleriu, važiuosim su traukiniu. Sėdėm traukinį, pakeliui Vernazą, apie pusę valandas važiuot. Bilieto kaina 8 eurų į žmogų, tai visai nemažai. Labai gražus miestas, vienas gražiausių mano matytų. Dabar susirašiau kopti kalną, kad pasižiūrėt, kaip atrodo iš viršaus tas visas nuotraukas, kol dar nepradėjo lyt. Nes matau, kad jau debesis ateina, teko užvalgyti čianais dar greitai. Tai maisto realiai čianais yra tik 2 pasirinkimai. Arba pica, arba žuvis. Daugiau čia nelabai ko yra. Biškį kvapą pamečiau, bet dėl tokio vaizdelio buvo verta lipti. Grįžom į La Spezia iš tos Varnakos. Dabar einam link viešbučio. Viešbutį palikom rytą daiktus, bet dar kambarį nematėm, tai pažiūrėsim kaip bus. Mokėjom tiek pat, šiam 3 eurus, man atrodo, kaip ir praeitą naktį. Atrodė neblogas, bet kol kas labai graži vieta, nes netoli kalno viešbutis, įdomu ar langai bus į kalną. Va taip, atrodo viešbutukas šiaip pigiausias, už kokį mokėjau per visą savaitę, bet drįčiau tik, kad geriausias. Ir kavų visokių, visko, vandens dar yra afigienai. Viešbutukas, o pro langą koks vaizdelis. Va toks, o, afigienai, tiesiai į kalną. Atėjome į restoraną vakarienės, mūsų barmenas toks pagyvenęs, 50 metų vyras. Ir vos pastovi ant kojų, tokia gera kvapelė atėjo prie mūsų. Meniu vos atnešė, bet
Nežinau, ar sulauks mūsų užsakymo, ar dar spės atnešti, ar teks į kur prigult. Barmenas pasikeitė, atėjo jau kitas jaunesnis, bet šitas labai smirda žolę. Tai va tokia. Tikrai labai smirda žolė, visiškai. Atrodo tik parūkęs, kas seka. Tai va įdomu, dabar kaip čia bus toks netari kainos irgi. Pizza 6 eurai, tai įdomu, kaip bus. Vyną tvarė 1,5 euro. Toks labai praktiškai užmesti. Nelabai turistinis, tai jau čia vietiniam padaryta pizzerija tokia. Įdomu, kaip atrodys viskas. Atėjo vis dėlto maistas, pizza 6 eurai. Čia kažkas 3 eurai, nežinau, net neįsivaizduoju, kas atrodė įdomiai pavadinimas, kažkas su sūriu. Tai nusprendžiau pabandyti. Už viską 9 eurai bendrai. Jokinga, net Lietuvoje būtų jokinga. Pavalgiam, už viską 21 eurą sumokėta. Lietuvoje jaučiu nei pro kur, už tiek neparytum už 2 žmonės. Čia ir pizza, ir blinai tie, ir gėrimai dar 2. Nu, ta prasme, Italija maisto atžvilgiu yra gerokai, nesakyčiau, pigesnė negu Lietuvoje. Valgyti restoranuose tai tikrai pigiau negu Lietuvoje. Maisto kainos parduotuvėje papanašios, gal net vietom pigesnės, bet restoranai tai pigesni vietom trečdaliu, gal net per pusę kur. Nu ką, paskutinė diena Italijoje atėjo, dabar einam kažkur dar užkasti ryte, šoksim į traukinį, šiandien bus labai daug traukinių, 4 gal net 5, aš važiuosim į Laspertę ten kažkur, tada į didesnį miestą Genovą. Ir tada iš Genovos dar nežinau kur, nes dar nesusigaudžiau kur pigesni bilietai, bet maždaug į Milaną ir iš Milano į Bergamo. Mūsų skrydis apie 8 valandą vietos laiko iš Bergamo, dabar yra maždaug 10 valandą. Traukinių stotis paplūdimi, dar taip nesumatęs, bet, sakyčiau, gražiausia traukinių stotis, kokio esu buvęs. Bėgiai, ką tik išlipom ir iškart pliažas. Atvykom į Genovo miestą, o čia pagal planą turėjom šokti traukinį ir tiesiai į Milaną. Taigi žiūrim, kad į Milaną nebėra vietų traukiniai nei vienam. Tai dabar greitai kažkokį atradom Flixbusą. Šito Flixbusu per 3 valandas nusigausim iki tiesiai į Bergamo. Ir tikiuosi spėti lėktuvą, nes lėktuvas jau skaityk už 5 valandų. Lėktuvų gyvenime yra tikę skrist nemažai, bet tokios eilės į Čekiną dar nesu matęs. Pasižiūrėkit, čia kiek žmonių. Čia užsisuka, eina. Ir čia net nesimato eilės galo, čia vien kad pasitikrinti. Tai iš tikrųjų Italijos kelionė baigės, ten pavyko praeitą Čekiną, tai ilgą eilę praėjau, viskas prabėgo gan greit, dar net liko laiko. Bilietai kainavo į Pizą 16 eurų, skridom atgal iš Milano irgi ten 16 ar 17 eurų berods. O visa kita, Italija šalis pigi, maistas pigus, tik tai daugiau išėjo kas išlaidai. Apgyvendinimas iš esmės buvo brangiausia, ant ko daugiausiai ir išleidom. Daugiau visa kita labai tikrai yra įkandama visiems, manau, kas nori keliauti.